Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti, prie mikrofono psichologas Aurimas Gudas ir šiandien kalbinsiu psichologę ir geštalto psichoterapeutę Audronę Kerpaitę. Sveika. Labas, Aurimai, ir visiems klausytojams. Taip, sveiki. Ir šiandien kalbėsime apie emocijas, jausmus ir jeigu užteks laiko, gal ir konfliktus dar paliesime. Tai gal pradėkime nuo to, pirmiausia, kas yra emocijos ir ko jos skiriasi nuo jausmų, nes galvoju, kad žmonės dažniau naudoja tą žodį jausmai negu kad emocijos. Taip, emocijos yra smegenyse trunkanti 6 sekundės cheminė reakcija, kuri įsižiebia limbiniai sistemoje ir po to mes pradedam jausti tam tikrus pojūčius savo kūne. Ir po 6 sekundžių ta emocija gali pereiti į kitą emociją ir taip mes per visą dieną. Jeigu netkreipiam dėmesio, tai galim ir net nesuprasti, ką jaučiam. O jausmai jau yra suvokta emocija, fiziniai ir proto pojūčiai ir kai jau mes duodam jai pavadinimą tiem jausmam. Aha. Ir emocijos mes gimstam su 6 pagrindiniam emocijom, tai yra džiaugsmas, baimė, pyktis, liūdesys, pasibjaurėjimas ir nuostaba. Ir vėliau prisideda kiti, kaip gėda, kaltė, o jausmai jau jie yra tokie, jau čia gali prisidėti ir meilė, ir jausmas netgi ilgiau trunka. Tai dėl to šiek tiek ir skiriasi, kad mes galim tą jausmą ilgiau jausti ir labiau suvokti. Ir tai gali trukti šiek tiek ilgiau. Aš tai kažkaip taip atsiminęs, kad emocijos nuo jausmų labiausiai skiriasi savo trukme ir intensyvumu. Taip. Tai ar galima taip sakyti, kad jeigu trunka jau ten 7 sekundės, tai jau jausmas? Nebūtinai, mes galbūt paprastam žmogui nėra tiek svarbu, ar čia keičiu, ar tai emocija ar jausmas. Jeigu mes norim labiau save suvokti, tai galima tyrinėti tiek asmeniškai, tiek lankant psichoterapiją. Bet tam emociniam išsilavinimui, emociniam intelektui didinti, stiprinti, tai visai naudinga save patyrinėti ir kitus patyrinėti ir mėginti stengtis atskirti, ar tai jausmas, ar tai emocija. O kas pirmiau kyla, mintis ar emocija? Tikriausiai, kad yra mintis. Pagal mano suvokimą ir tai, kaip aš pateikiu informaciją, tai yra pirmiausia mintis ir ta mintis sukelia vienokias ar kitokias emocijas. Ar geštalto psichoterapija daug apie tai kalba? Geštaltas yra apie holistinę paradigmą ir požiūris į žmogų, tai dėl to mes žiūrim visapusiškai ir nemažai vietos yra emocijom. Yra ir mintim, ir kūnui, tai toks visapusiškas požiūris į žmogų. Nes aš kažkaip pagalvojau, kognityvinė elgesio terapija daugiausiai dėmesio tam skiria. Taip. Tai jeigu žinome, kad pirmiausia kyla mintis, o paskui jausmai, tai turbūt galime keisti savo mintis ir kitaip jausimės. Taip, visiškai teisingai. Ir kai kalbam apie emocijas ir norim jų intensyvumą sumažinti, tuomet kviečiu žmogų patyrinėti tą emociją, iš kur jį kilo, kada kilo, dėl ko kilo ir galbūt net keisti požiūrį. Ir kai mes keičiam požiūrį, keičiasi ir emocijos. O kaip išmatuot emocijų stiprumą? Galbūt tai irgi yra mano būdas emocijas matuoti. Kiekvienas žmogus tai daro individualiai ir aš naudoju tokį, sakau, nuo 0 iki 10, kiek stipri yra tavo emocija, subjektyviai suvokiama. Ir 0 reiškia, kad tos emocijos nėra, aš nejaučiu, o 10 labai labai stipri emocija. Taip. Ir tada žmogus, sakau, pirma mintis, koks tas jausmas, koks skaičius ateina ir žmogus tada pasako, ar ten 3, ar 6, ar 8, ar 10. Ir kai mes kalbam būtent apie intensyvumą, tada yra lengviau suvokti, kokias priemonės pritaikyti, kad tą emociją sumažinti, jeigu mums to reikia. Ir taip pat siūlau sudalinti emocijų tą liniuotę, tarkim, nuo 0 iki 3 būtų
silpnai jaučiu emociją, nuo 4 iki kokių 6 arba 7 vidutiniškai jaučiu emociją ir nuo 7 iki 10 labai stipriai intensyviai jaučiu emociją. Ir tada jau mes galim žiūrėti, kokias priemonės galim parinkti. Ir ar reikia vienos, tarkim, kvėpavimo, ar jau reikėtų ir pasivaikščioti, ar ten vandens atsigerti, ar pasikalbėti su kažkuo. O kaip emocijos maišosi viena su kita, kaip jos pereina iš vienos į kitą? Pasinaudosiu viena tokia schema. Jeigu atsibustumėt ryte ir pasimatuotumėt emociją, jeigu jaučiatės saugiai, tai dažniausiai mes išgyvenam džiaugsmą, tai yra komforto zonos emocija. Ir jeigu mes ateina mintis, kad reikia kažką daryti, gali kilti baimė, didesnė ar mažesnė, tai reiškia, kad išeinu iš komforto zonos. Ir tuomet emocijos stiprėja, baimė virsta pykčiu. Nebūtinai pyktis, bet pyktis neša savyje energiją daryti veiksmus, gyventi, judėti į priekį. Ir kai aš kažką padarau ar sprendimą priimu, tuomet energija mažėja ir ateina liūdesys. Liūdesys tai yra apie atsisveikinimą, pabaigą ir vėl liūdesys išveiktas, išjaustas, jis vėl kyla, pereina į tą džiaugsmą. Ir galim matyti tokius mažus ratus per visą dieną sukantis ir mums kažką darant. Tai vienas būdas, kaip žiūrėti, kaip tie jausmai keičiasi. Kitas, galim maišyti emocijas ir jau būna tos išvestinės emocijos. Tai tarkim, Aurimai, pagalvok, džiaugsmas ir pyktis, kai jos susimaišo, kokią emociją gauni? Entuziazmas. Arba gali būti piktdžiuga. Čia paprasčiau. Paprasčiau. Arba, tarkim, pyktis ir liūdesys, galbūt jaučiam išdavystę. Bet norėčiau irgi pasiūlyti, pagalvoti, tarkim, jeigu džiaugsmas ir baimė, kokios emocijos, kokia išvestinė galėtų būti. Arba baimė ir liūdesys. Tai palieku galvosūkį. Tu čia man per sunkiai. Gal pati atsakysi? Tai, tarkim, jeigu džiaugsmas ir baimė, tai galim pajusti staigmeną, arba tokią nuostabą, arba baimė ir liūdesys, jis pereina į nerimą. Galima nerime pačiam jausti šiek tiek ir tokios baimės, nekantrumo ir paties gal liūdesio. Tai tyrinėjant tas emocijas, iš tikrųjų tas pasaulis labai įdomus ir kiek visokių žodžių galima atrasti vienas ar kitas emocijas pavadinant, arba netgi kokį nors pyktį. Pyktis kiek irgi turi savo, dar sinonimų. Ir minėjai, kad pyktis labai susijęs su baime. Turi sąsajų ir jeigu žiūrėtumėm, kaip vadinu, pykčio ledkalnis, tai jeigu viršui mes jaučiam, tarkim, virš vandens yra pyktis, mes galim patyrinėti ir po vandeniu yra didesnė to ledkalnio dalis, o ten galim žiūrėti, kokios yra emocijos ir dažniausiai galime po pykčių rasti liūdesio, išdavystės, galbūt gėdos, kaltės, bejėgiškumo, pasidavimo ir nenorėdama žmogus jausti tos emocijos, to bejėgiškumo arba silpnumo, jis maskuoja tą emociją ir kiti žmonės išoriai gali matyti pyktį. Ir buvau mokymuose apie pyktį, tai tenai ledkalnis buvo kaip toks įvaizdis to pykčio parodymo. Tai kas yra virš vandens, tai kiek tu to pykčio parodai ir jo aišku visą laiką yra mažiau, nes po vandeniu ten daug slepiasi. Tai galima kalbėti apie tas pykčio reiškimo tipus ir jisai yra pavyzdžiui bomba. Tai kada žmogus sprogsta tiesiog ir tu saugokis, yra žiurkė, kada tiesiog žmogus erzina, ten pavyzdžiui žino, kad kitam žmogui nepatinka, kada puodelis yra padėtas ant pačio krašto stalo ir tu specialiai tai padedi. Arba palieki indus neplautus, nes žinai, kad kitą žmogų tai erzina, tai tu elgiesi kaip žiurkė. Arba kitų neprisiminsiu, bet man atrodo 6 netgi tokie reiškimo yra būdai, kaip tu tą išreiški. Dar džinas yra irgi, bet neprisiminsiu, kaip tenai, man atrodo, kad arba nėra, arba jau ten išreiški
ir irgi, išlenda tas džinas, kurį kaip ir slepi. Tai kiekvienas skirtingai tą pyktį reiškia. Taip. Ir labai įdomu, ką tu kalbi, tai yra lyg metaforos, kurios labiau padeda prisijaukinti tą emociją ir jos nebijoti, net paties pykčio. Ir kai tu susidraugauji su tą emociją, tada visai kitas ir reiškimas tos emocijos išraiška būna ir galbūt net drąsiau jautiesi ir gali vėl varijuoti, ar ne, kiek aš galiu išleisti tos emocijos. Ta emocija manęs nebegąsdina. Ir dažnai klientams siūlau būtent emocijas įvardinti per metaforas. Tai gali būti tiesiog gamtos reiškiniai, ne, per vėją, saulę, lietų, ugnikalnių išsiveržimus, dažnai ypač vaikai apie ugnikalnius kalbam, apie pyktį. Kai kalbam apie pyktį. Taip. Ir dar viena metafora yra pykčio padaras, tai mes jį piešiam su vaikais ir jie tada labai pamato kitokį tą pyktį, nes dažnai ar šeimose būna, kad tas pyktis yra atstumiamas, išstumiamas kaip kabutėse, sakyčiau, blogas arba nederamas jausmas. Tai dėl to žmonės kviečiu emocijas priimti ir jas legalizuoti, kad jos yra natūralios mums jausti, nes jos tiesiog gyvenimo motyvas leidžia mums judėti ir matyti tas spalvas, gyvenimo džiaugsmą. O kalbant apie pyktį, tai kaip su juo reikėtų elgtis? Kai jauti jį, tai ar reikėtų slopinti, ar reikšti? Iš tikrųjų, mes žiūrim pagal situaciją, ką aš toj situacijoje galiu daryti. Galbūt bus situacija, kad aš negaliu to pykčio išreikšti, bet jis lieka mano viduj, tada aš turiu rasti priimtiną vietą, kur tą pyktį galėčiau išreikšti savo primtinais būdais. Ir jeigu tas pyktis būna netinkamai reiškiamas ir jeigu išeina jau per elgesį, tai jau tampa agresija. Ir dažniausiai agresija yra neprimtinas būdas išreikšti pyktį. Ir kai mes jau suprantam, kada aš pykstu ir įsivertinu, kokio stiprumo mano pyktis, aš tada pirmą, ką aš galiu daryti, tai pajusti viduj, kad aš pykstu, galbūt netgi įvardinti, kokie pojūčiai mano kūne vyksta, ar čia, tarkim, krūtinės srity karšta, ar mano antakiai jau suraukti, ar ne, aš jau noriu kažką nemalonaus sakyti, galbūt mano kumščiai jau gniaužiasi, arba aš noriu kojos irgi neramios tampa, ar ne, tai tuomet aš įsivardinu, kad aš pykstu, tai aš prisimu atsakomybę už tą jausmą, aš pykstu ir pasakau priežastį. Tai irgi padeda man sumažinti pykčio intensyvumą. Ir tarkim, pykstu dėl to ir dėl to. Bet kai tu kalbė apie tai, man tai skamba kaip labai aukštas pilotažas. Nes, tarkim, jeigu pykčio įsivertinus tu 10 balų, viskas tave užvirė ir ten tu nori sprogti, tai dabar imk save ir analizuok, ką aš čia jaučiu, ką aš čia galvoju, kaip man elgtis. Taip, labai gerai pastebėjai, kad analizė galėtų būti, kai aš pykčio jaučiu mažiau. Jeigu tai yra verdu, geriausia, ką aš galiu išmokti, tai pasitraukti iš tos situacijos, kad to pykčio intensyvumas, neužliečiau, neįskaudinčiau kitų žmonių. Tai atsitraukęs aš galiu tą stiprią energiją, vėl žiūriu, per ką jį labiausiai man išeina. Jeigu per balsą, tai aš galiu paburbuliuoti. Ir dažniausiai mokau žmonės, sakau, galėtų būti robotų kalba. Ir įsivaizduok, kad tu tą turinį nori kažką pasakyti, galbūt ir su keiksmažodžiais, arba nemalonus turinys. Tai tada iš mano burnos išeina tik tai tokie garsai nesuprantami kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, ir kai tą žmonės daro, jie atpalaiduoja tą įtampą, tą energiją pykčio ir jie pradeda galiausiai juoktis. Galima ir su kažkuo kalbėtis, galbūt jeigu netoli koks miškelis, galima išsirėkti. Jeigu mano rankos neramios ir aš jaučiu, kad dažniausiai noriu kažką su rankom daryti, kai pykstu, tuomet galima galbūt plasteliną minkyti, galbūt pagalvę kumščiuoti. Kažkokio veiksmo imtis. Taip, veiksmo. Ir tas veiksmas irgi gali būti, kad aš rašau. Rašau tai, ką noriu pasakyti. Irgi tas padeda sumažinti emociją. Jeigu kažkam nepatinka rašyti, galima piešti. Ir dažnai irgi siūlau pasimti 2 pieštukus į ranką,
ir visokias linijas intensyviai, taip, perteikti ant lapo, išlieti ant lapo ir jeigu norisi, galima garsą, tarkim, kokį nors tigro ar liūto, išleis dar tokį garsą, tai vat savo padedam, palengvinam. Gal dažniausiai šitos priemonės tinka ir patinka vaikam ir paaugliam, bet jeigu suaugęs irgi yra žaismingas ir imasi iš to eksperimento, tai irgi prisitaiko tuos būdus savo išlieti. O jeigu jau norim kažką arba įspirti, arba su kojom neramus esam ir norim tą pyktį išlieti, tai geriausia yra vaikščioti. Arba galima šokti, arba išsipurtyti. Bet svarbiausia yra intencija, kad tai aš darau ne dėl to, kad žaidžiu, bet intencija yra, aš išlieju pyktį. Ir didelę dalį irgi to intensyvumo sumažina, kai aš turiu intenciją. Aš noriu išleisti pyktį ir vėl nurimti ir vėl grįžti į kontaktą, į santykį, bendravimą su kitu žmogum. Čia užsiminė apie pešimą pykčio atveju. Taip. Tai tu pasakei tokį pratimą ten su 2 rankom ir panašiai. Aš pasakysiu, kokį taikau per retai, bet aš ir gal ir netaip jau dažnai pykstu. Pykstu tai taip, kaip ir visi žmonės. Nors buvo vieną kartą ten sakė, kad tu niekad nepyksti. Man, darbe buvo, tai taip, darbe ten tą pyktį, aišku, valdai, neišsiliejant visų. Tai ką darydavau, kad tiesiog aš su viena ranka, tai tada galima su kažkokiu tušinuku arba pieštuku tiesiog piešti, netgi galima ir užsimerkti, kad pieši ten belenką, grožis tikrai nėra svarbu. Visiškai. Jo, nes čia esmė yra kažkaip išreikšti tas savo emocijas, pagrindę pyktį. Tai piešikas išeina ir paskui galima imti pieštukus, flomasterius, netgi ir dažai tinka ir tada tokį vitražą pieši. Ir dar galima po to, kai nupieši ir ten tokių aštrių kampų, viską užapvalinti. Ir tas tavo piešinys, jisai toksai apvalesnis, netoks aštrus gaunasi. Ir per visą tai, tu kažkaip išveiki tą emociją. Nes galvoju, kodėl mes apie tai kalbam. Dėl to, kad pykčio slopinimas, jisai, daro žalą, nereikėtų slopinti pykčio. Ir kai kitiems žmonėms sakau, neslopink pykčio, tai jisai ką sako, man su kirviu čia mosuotis ar kaip? Taip, iš tikrųjų netgi yra pratimas, kurį irgi gali įsivaizduoti, kad esi medkirtys ir tokioj uždaroj erdvėj, kur tavęs niekas nemato ir tu gali tikrai mosuotis, nes emocija stipri, ji net reikalauja viso kūno įsitraukimo. Ir kartais gali būti mąstymo ar požiūrio keitimo per mažai. Ir tada taip aš galiu pamosuoti su kirviu ir įsivaizduoti tą situaciją, kurią ten, suskaldau arba nukertu. O ką galvoja apie tos pykčio kambarius, kur Japonijoje, pavyzdžiui, būna, nežinau, gal ir Lietuvoje kažkur yra, bet brangiai kainuotų, kad tu įeini į tą kambarį ir ten yra visokių daiktų, ir televizorius, ir lėkštės, ir baldai įvairūs, ir tu išsilieji tenai. Pykčio kambarys galėtų sąlyginai būti gera priemonė, tačiau mes turim suprasti, kad tai nėra vienintelis būdas. Taip, aš išlieju emociją, bet man nėra leidžiama, aš savo neleidžiu peržengti ribų visuomeniai su kitais žmonėmis. Ir kad žmogus nepamirštų, kad jeigu aš tam kambarį ten kažką sudaužiau, aš negaliu kitų žmonių turto gadinti. Taip. Ir svarbiausia, kai aš tos emocijos išliejus, man reikia suprasti, kokią žinutę ta emocija atneša, kad aš galėčiau daryti pokyčius savo gyvenime. Nes būna, žmonės sako, kad taip, aš išliejau emociją, sumažėjo, bet tarkim po pusvalandžio ta emocija vėl grįžo, ką daryti. Ir emocijos išliejimas yra tik viena dalis. Tai kita dalis yra, aš galvoju, mąstau, kokią žinutę atneša emocija, ar jis sako, nubrėžk ribas, ar jis sako, tavo vertybės buvo pažeistos. Ar sako dar kažkokius kitus dalykus ir tada aš nusprendžiu, ką su ta informacija daryti. Galbūt pasimokau, kaip tas ribas nubrėžti ir sakyti, stop, man nemalonu. Galbūt sakau, aš ateisiu laiku ir norėčiau, kad ir jūs laiku ateitumėt, nes mes taip susitarėm. Čia jeigu vėluoja kažkas. Taip. Pavyzdžiui, tai aš turiu tada veiksmą padaryti, kad ta emocija nebesikartotų. Arba jeigu kartojasi, aš vėl analizuoju situaciją, būdamas ramus ir vėl žiūriu, ko aš dar nepadariau arba ką galėčiau padaryti.
ką manai apie tokią mintį, kas prasideda pykčiu, baigėsi gėda? Galėtų būti ir teisingai, jeigu tas pyktis yra aklas, kurčias ir nebylys. Tai jeigu aš išlieju tą pyktį, man netgi yra buvę gyvenime toks įsiūtis, kad atrodo norėjau telefoną į sieną trenkti ir tuomet aš pajaučiau tą gėdą. Bet kadangi jau nemažai metų mokausi tas emocijas valdyti, tai supratau, kad šitoj viešoj vietoje aš to padaryti negaliu, aš nurimau ir po to jau tyrinėjau tą situaciją. Tai jeigu mes nesusivaldom, tai gali būti, kad turėsim pasiekmių, galbūt reikės žalą atpirkti arba ten ištaisyti žalą ar atsiprašyti. Kartais atsiprašymo neužtenka, reikia ir atitaisyti žalą kitiems, bet ir ta gėda yra, kad kiti žmonės pamato mane nesikontroliuojantį, kad nesukontroliuoju savo emocijų. Tai galima sakyti, kad tas emocijų nekontroliavimas gali brangiai kainuoti, nes kai tu pasakė apie tą mobilųjį telefoną, kad norėjai, tai gali kelių šimtų eurų vertės nuostolis įvykti. Taip, tiesa. Kad mes, dažniausiai aš, kai mokau klientus tas emocijas kontroliuoti, nes iš tikrųjų emocijų kontroliavimo periodas yra nuo 6 iki 11 metų grubiai. Imkim tas natūralus pagal raidą žmogaus. Ir jeigu mes to nesimokom tuo metu daryti, tai mes tada galim vėliau gyvenime pamatyti, kaip mūsų klaidos, kokį tą poveikį, tai yra priežasties ir pasiekmės principas, ar ne? Kaip mūsų pyktis, kokias pasiekmes daro. Ir vieni gali pastebėti, kad žmonės nusisuka, arba gali pastebėti, kad vis mažiau žmonių ar draugų turi, arba galbūt viešųjų darbų gauni, arba kažkokių kažką turi atpirkti. O tiesiog pamatai, kaip pyktis žaloja santyki. Ir galbūt žmonės mažiau tavim pasitikė. O ką daryti žmogui, kuris tiesiog užverda, kur ten nėra jam ten laiko, ten tiesiog milisekundžių reikalas, kol jisai imasi veiksmų, ar ten keiksmų, ar rėkia, ar mušasi tiesiog, kur jam tuo metu galvoti, tenai analizuoti save, beveik neįmanoma. Taip. Ką galiu daryti, tai aš galiu įkvėpti ir iškvėpti tuo metu. Kvėpavimas ir įsivardinu, aš pykstu, ar aš siuntu. Kartais sakoma, kad geriau netgi stipriau išreikšti emociją, tai kad nepykstu, bet siuntu, ar esu net įtūžęs. Ir žiūriu, ką aš galiu daryti, ar man pavyksta sulaikyti tą pyktį. Tačiau kitas būdas yra būtinas. Aš galbūt einu į terapiją arba aš analizuoju namie savo erdvėje, iš kur tas pyktis kyla. Ir galima irgi pasižiūrėti, ar tas pyktis yra adekvatus tai situacijai ar neadekvatus. Ir galbūt koks nors kitas žmogus ar draugas, jis gali dalyvavęs toje situacijoje pasakyti, kad klausyk, čia iš tikrųjų per stipriai sureagavai. Ir tada galiu tyrinėti, iš kur tas pyktis ateina. Ir dažnai tas pyktis perteklinis, jis ateina iš vaikystės, iš santykių su tėvais, su draugais, darželyje arba mokykloje. Ir ten buvo neišspręstos situacijos, neišanalizuota. Ir tuomet ta emocija arba pyktis, jis užsigniaužia ir jis laukia savo eilės. Ir kai dabar aš gyvenu ir gyvenime pasitaiko kažkokia situacija, kuri buvo kažkada panaši į šitą situaciją, mano tas pyktis iškyla. Nes psichika, ji nori, kad mes gyventumėm gerai ir kad tų jausmų stiprių nebūtų likę. Ir dėl to, jeigu aš neanalizuoju ir vėl nutraukiu, tai aš galiu galbūt kažką kitą apkaltinti arba priimti, kad tai yra mano toksai asmenybės bruožas, kad aš jau toks esu. Ir tada mes sustabdom galimybę keistis ir mokytis valdyti tas emocijas, jeigu sakom, kad aš toks esu. Bet jeigu priimam, kad tai yra emocija, aš jaučiu ją, priimu, kad ją galiu valdyti, galiu daryti veiksmą ir keistis.
Ir tada įvyksta pokyčiai. Tai kitaip sakant, yra ta Freudo mintis, kad užslopintos emocijos niekur nedingsta, tiesiog vėliau pasireiškia tokiais bjauriais būdais. Visiškai. Esu, irgi galiu dalinti savo patirtim. Turėjau tam tikrą pyktį ir tam tikram žmogui jo neišsakiau. Tai paskui, kai analizavau, mes galim tas emocijas, tarkim, laikyti 2 metus. Kontroliuoti, užspausti. Paskui jos vis tiek iškyla ir aš, ką ir sakai, tikrai išėjo per tokiu nemaloniu, bjauriu būdu. Aš galvoju, iš kur čia, taip, kodėl aš taip nemaloniai elgiuosi toje situacijoje ir paskui supratau, kad tas pyktis kaupėsi ir galiausiai ir santykis nutrūko ir turėjau tos gėdos, išgyvenau gėdą, kad nemaloniai elgiausi. Tai reikėjo anksčiau pasakyti turbūt. Taip, tai nuo to ir prasidėjo mano mokymasis pajusti savo pyktį, jo nekaupti, neužspausti, o pastebėti ir išreikšti arba pasakyti, kol jis dar yra silpnas, silpno intensyvumo. Taip. Ir jeigu aš kaupiu, tas pyktis, kaip sakai, niekur nedingsta, jis galiausiai stiprėja, tampa jau ten 8, 9 ar 10 ir tada jis išsilieja. Teisingai pasakėjai apie tą išsilieją, nes aš irgi naudoju tą tokį kaip įvaizdį taurės, kuri prisipildo ir paskui jau, kai netelpa joje, vanduo liejasi pro kraštus. Tai taip pat yra, kai pirmiausia gal pyktį tu jauti ten vos 1-2 balų, bet ir nesakai, kad žmogus ten tave nervuoja, tarkim, darbe garsiai klauso muzikos, o tau trukdo susikaupti. Ir tu nesakai ir paskui pradedi, sprogsti tiesiog. Taip. Tai mokymuose buvau apie pyktį, tai kalbėjau apie 2 tokius kraštutinumus. Vienas yra, kada visiškai nereiškia, o kitas, kada reiškia, sprogdamas, kada reiškia iš karto. Tai tas socialiai priimtinas, taip buvo įvardinta pykčio reiškimo būdas, yra, kada šiek tiek palauki, nes, reikia kelių sekundžių nusiraminti, tai galima skirti pakvėpavimui, pagalvojimui, nes jeigu iš karto pradėsi reikšti, tai gali būti per stipru. Tai nėra labai, kad ten slopinimas, nes slopinimas jisai daro žalą tau pačiam, bet tiesiog truputį sumažinimas gal to, kas būtų kaip ugnikalnis. Tai tu palauki šiek tiek ir tada tam žmogui ramiu balsu, kiek tau pavyksta, sakai, tu pasielgiai taip ir taip, tai mane įskaudino, pasakai, kaip tu jautiesi ir pasiūlai, kaip žmogus galėtų kitaip pakeisti savo elgesį. Tai aš kitiems žmonėm, kai šitą mokymą pasakau, tai sako, čia nesąmonė. Sako, praktiškai tai to nepritaikysi. Iš tikrųjų, mums yra neįprasta taip kalbėti ir tokias formuluotės kurti ir dėl to reikia pasipraktikuoti. Ir ką tu kalbėjai, tai labai panašiai apie nesmurtinį bendravimą Rosenbergas kalba, kad aš priimu atsakomybę, ne kad tu mane suerzinai, bet aš susierzinau toje situacijoje ir man tai yra nemalonu. Ir aš norėčiau galbūt ribas nubrėžti, arba aš norėčiau, kad tu taip elgtumėsi, bet svarbu, kad ir aš pats prisimčiau arba pati prisimčiau tą atsakomybę už savo elgesį arba savo emociją. Ir ką aš galiu irgi daryti, kad nuraminčiau emociją ir galbūt galiu paprašyti kito žmogaus. Ir jeigu jis bus draugiškai nusteikęs, jis galbūt irgi pagalvos arba susitarsim, ką galim daryti kitaip. Tai čia ta vadinama taip aš kalba. Taip. Kada jie taikai, tai mažiau yra tokio kaltinimo, kad tu padarai, o tu sakai aš. Taip. Ir žmonėm galbūt irgi neįprasta ir gali būti sunku prisimti atsakomybę, nes dažniausiai mes esam linkę tas emocijas priskirti kitiems, kad kiti daro įtaką. Bet jeigu aš noriu užaugti ir viduje jaustis pagal savo amžių suaugęs ir brandus žmogus, tuomet vienas iš brandaus žmogaus tikslų yra prisimti atsakomybę už savo emocijas ir tada tai gerina santykį su kitais žmonėmis. Už savo emocijas ir veiksmus, kurios kyla iš tų emocijų. Taip. Vėliau. Nes labai toks emocionalus žmogus, kuris reaguoja visą laiką ir reaguoja nelabai tinkamai, neatrodo brandus. Taip, visiškai.
Galbūt kiti sakytų, kad jis yra kaip dabar įprasta arba dažniau vis girdi, kad jautrus žmogus, bet mes esam neįpratę, ypač tie žmonės arba ta karta, kuri dažniau užspausdavo emocijas ir jų neišsakydavo, kai mato tuos žmonės, kurie jau išreiškia emociją ir apie ją kalba, gali sakyti, kad jis yra jautrus žmogus arba pernelyg jautrus. Nors iš tikrųjų pagal psichologiją, jeigu mes taip žiūrėtumėm, tai galėtų būti norma ir normalu ir sveikintina kalbėti apie emocijas ir jas išreikšti. Bet jeigu esi jas visai uždaręs, tai tada gali būti arba šokas, arba nuostaba, arba net išgąstis, jeigu matai, kad kitas žmogus išreiškia emocijas. Jis tarsi gyvas, o tas, kuris jau neišreiškia, užspaudžia, jis tampa toks negyvas. Kiti sakytų medinis. Tai yra toksai klausimas, ar kai tu pyksti, kitas gali sakyti, kad tu nepyksti, tu dramatizuoji. Tai kur yra ta tokia riba tarp to? Labai buvo įdomu rasti lentelę, autoriaus nepasakysiu, kaip jis ten sudėliojo, kuo skiriasi pyktis ir drama, nes iš tikrųjų žmonės, kai tie, kurie dažniau pyksta, jie išsigąsta to pykčio ir tada jį užspaudžia ir mes tada kalbam apie priimtiną pykčio reiškimą, sveiką pykčio reiškimą. Tai tas tikrasis pyktis yra, kad aš informuoju kitą žmogų, kad aš pykstu, aš pripažįstu savo jausmus, aš prisimu atsakomybę už juos, aš galiu prašyti pokyčių, kad mes keistumėmės. Visada tai yra nesmurtinis bendravimas, kuriu saugias ribas, tada galiu drąsiai prisimti atsakomybę ir kalbėti apie kitus jausmus, kad galbūt baisiausia pasakyti, kad aš jaučiuosi arba bejėgė, arba galbūt man gėda ar kaltė ir dėl to pykstu. Taip pat, jeigu aš išsakau tuos jausmus ir prisimu atsakomybę, tai netgi sustiprina mano santykį su kitu žmogum. Aš tada tampu ir empatiškas priimti kito žmogaus jausmus, jeigu aš sau leidžiu jausti. Ir kai tikrą pyktį reiškiu, jis yra, ta emocija užsibaigia ir nereikalauju atsako iš kito žmogaus. Tai va tas pyktis tampa toks baigtinis, jeigu mes apie jį pasikalbam ir išsiaiškinam, dėl ko jis kilo ir ką mes galim dėl to padaryti. Bet jeigu dramatizuojam, tai dažniausiai galėsit atpažinti, kad mano pyktis, jeigu tai yra drama, išgąsdina kitą žmogų, galim pamatyti kito žmogaus išsigandusias akis, arba netgi kitas žmogus atsitraukia. Galbūt nesąmoningas tikslas būna nutildyti kitą, tada gaunasi galios pozicija, kad aš čia galingesnis, kaip sako irgi, kad kas garsiau kalba arba kas pyksta, tas yra teisingas, tai čia irgi klaidinga, arba įsišaknyjusią poziciją. Aš kaltinu kitus už tai, kaip jaučiuosi. Dažniausiai va, tas dramatizavimas yra smurtinis, agresyvus, prarandu kontrolę, galiu net ironizuoti ir pašiepti kitą žmogų arba net noriu nubausti savo pykčiu. Ir galiu, jeigu aš tą pyktį išreiškiu, aš galiu slopinti savo jausmus ir apie kitus jausmus net nekalbėti. Tai net čia tokio pažeidžiamumo, atvirumo, skaidrumo jau nebelieka. Tiesiog, kaip kalbėjom prieš tai, ar ne, nutraukiu kažkokius ryšius lyg su tuo kirviu, ar ne. Ir kuriu stresą, kai dramatizuoju tą pyktį, galiu paversti nuoskaudą ir tada per gyvenimą nešuosi tas nuoskaudas. Ir dažnai būna, kad kai dramatizuoju, aš noriu įrodyti, kad esu teisingas. Teisus. Ir teisus. Ar yra nenaudingų emocijų? Iš tikrųjų, visos emocijos, kurias mes jaučiam, jos yra visos naudingos ir reikalingos. Ir gamta mums nereikalingų emocijų nedavė. Tiesiog mes jas analizuodami ir pažindami, žinodami jų reikšmės, žinodami ir pozityvę pusę ir negatyvę tų emocijų pusę, galim jas panaudoti tiek bendravimui, tiek savęs pažinimui. Dažnai žmonės, kai paklausia, kaip tu jautiesi, atsako gerai,
blogai, galima Nežinau. atsakyti, arba ne kažką. Taip. Čia toks gal retesnis būna. Taip. Ar tai yra emocijos, jausmai ar ne? Dažnai mokymų dalyviam, kam pasakoju apie emocijas ir konfliktus, tai dažnai primenu, kad jaučiuosi gerai arba jaučiuosi blogai, tai nėra emocija, tai yra mintis arba apibendrinimas. Ir kviečiu žmonės įplėsti savo emocinį žodyną ir patyrinėti. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbam ir kai irgi tau galiu pasiūlyti, jeigu aš atsakau, kad gerai jaučiuosi, kiek tu gali apie mane pažinti, suprasti, ir kai aš sakau, aš jaučiuosi džiugiai, pakylėtai, ar ne, yra skirtumas. Taip, daug konkrečiau. Taip. Nes tas gerai, kas už to gerai slypi, Taip. toks atsiknisk maždaug. Panašiai galėtų būti. Tai kviečiu, ir taip pat irgi Rosenbergo nesmurtinio bendravimo knygoje gale yra sąrašas emocijų, kaip mes galėtumėm išplėsti ir kalbėti ir leisti kitiems žmonėms save pažinti. Tai galima net patys sąrašą susidaryti arba internete atsispausdinti, labai daug yra emocijų pavadinimų ir su paveiksliukais ir tiesiog žodžiais plėsti savo žodyną ir kalbėti būtent emocijom. Mhm. Taip, ir būdavo įvairių tokių užsiėmimų, kada duoda tau tą emocijų ratą. Taip. Būna, kad ir kur būna toks mažesnis su paveiksliukais žmonių išraiškom, Taip. gali būti ir tos 6 pagrindinės arba šiek tiek daugiau, kaip tu jautiesi, o tas emocijų ratas ten, nežinau, netoli 50 gal netgi, kad taip labai smulkiai. Ten kai kurių iki šiol aš nežinau, ką tai reiškia. Taip, aš irgi klausiu žmonių, kiek jie vartoja savo kalboje emocijų. Ir labai gaila, kad dažniausiai atsako, tarkim, 3 ar 5 ar 20 emocijų. Iš tikrųjų, tų emocijų gali būti netgi ir virš 100. Tai jau ten įvairūs niuansai, tos išvestinės emocijos. Ir jeigu norim kartu emocinį savo intelektą ir tą pasaulio grožį matyti ir tuos subtilumus ir įvairius niuansus, mes irgi galim plėsti savo žodyną ir tiesiog pirmiausia, tai tiesiog turėti tuos žodžius po ranka, atspausdintus kažkur arba išsirašytus, ir tada skaitom ir žiūrim, mūsų vidus tikrai atliepia, ar mes tą emociją jaučiam ar nejaučiam. Ir tada juos naudodami savo kalboje netgi darome tą turtingą savo kalbą ir tą santykį su kitu žmogum irgi praturtinam. Iš tikrųjų, kas įdomu, kai mes bendraujam su kitu žmogum, tai būtent yra pats giliausias mano suvokimu, tas gylis yra, kai aš galiu dalinti savo jausmais su kitu žmogum ir apie tai kalbėti. Tarkim, jeigu pasakoju apie savo dieną, aš dar pridedu ir jausmus. Ten išsigandau, ten nustebau, ten supykau, ten galbūt džiaugiausi. Ir tai yra visai kitoks bendravimas negu vien tik faktais. Mhm. Man tai atrodo, kad čia gal skiriasi vyrų ir moterų bendravimas, nes vyrai gal labiau akcentuoja skaičius ir tai, kas įvyko, o moteris jausmų labiau kalba. Taip, bet mes dėl to ir susitinkam, kad mokytumėme vieni kitus. Ir moteris moko vyrus galbūt daugiau jausmų kalbos, o vyrai daugiau logikos. Mhm. Arba atvirkščiai, vėl žmonės yra įvairūs. O kuo yra naudinga būti labiau emociškai išsilavinusiam, tą platesnį emocijų žodyną žinoti? Kuo naudinga, kad aš galiu suprasti save, galiu tyrinėti, nes kartu emocijos ir motyvuoja mane kažką veikti, aš tada galiu lengviau pažinti kitą žmogų, suprasti, atliepti jo jausmus, nes dažnai žmonės irgi kalba, kad manęs neišgirdo, manęs nemato, manęs nesupranta. Ir kai pradedam kalbėti, kad, matau, kad tu išsigandai galbūt, ar ten pyksti, žmogus tada jaučiasi išgirstas, suprastas ir pamatytas. Mes tada tą santykį sustiprinam ir pagilinam su žmogum. Čia kalbi iš veido išraiškos, kaip pasakai. Nebūtinai, tai gali būti ir veido išraiška, bet tai gali būti ir toksai bendra
emocija, kadangi mes čia priekiniai smegenų daly turim veidrodinius neuronus ir kadangi jau mes esam nuo prigimties empatiški, mes galim savimi pajusti kito žmogaus jausmus ir emocijas. Ir tada, jeigu aš tyrinėju save, savo jausmus, aš galiu mokytis irgi atskirti, ar tai yra mano jausmai, ar tai yra kito žmogaus jausmai. Ir tarkim, irgi galite pastebėti, jeigu į kambarį įeina kitas žmogus, emocinis fonas jis gali pasikeisti. Gali būti daugiau įtampos arba gali atsirasti daugiau atsipalaidavimo. Tai mes įtakojam per emocijas vieni kitus ir galim tada suprasti tiek save, tiek kitus. Ir viso tai priklauso nuo to, kaip žmogus tas jaučiasi, tai jis tą savo emocinį foną atsineša. Taip, atsineša ir su kitais žmonėmis tas emocinis fonas susilygina. Ar ne? Jeigu atsineša didesnį emocinį foną, o kitas žmogus yra galbūt ramesnis ar labiau atsipalaidavęs, tai mūsų tos emocijos susilygiuoja, toks kažkoks vidurkis. Balansavimas, susibalansuoja. toksai. Taip. Galima irgi matyti, tarkim, jeigu vaikai, ar ne, jie susierzina, susinerina, supyksta ir jie grįžta prie tėvų, ar jiems svarbių asmenų, ar ne, padeda galvą ant širdies, klausosi tėvų širdies dūžių ir taip nurimsta. Aišku, jeigu tėvai yra tuo metu ramesni. Ir tada taip susibalansuoja. Kas yra emocinis intelektas? Kas tai yra emocinis intelektas? Aš galėčiau iš tos pusės pasakyti, kad tai yra 4 sudedamosios mano požiūriu, tai ką aš naudoju. Ir vienas yra, kad emocinis sąmoningumas, kad aš pati suprantu ir suvokiu, ką aš jaučiu ir galiu tai vardinti. Tada antroji sudedamoji yra emocijų valdymas, tai aš mokausi kontroliuoti ir valdyti savo emocijas. Ir tada gaunasi viena kolona, ar ne, apie save, suvokiu ir moku valdyti emocijas, o kita kolona irgi iš 2 dalių, tai yra socialinis, emocinis sąmoningumas, tai yra suvokiu ir galiu arba net paklausti, kaip kiti jaučiasi, ir 4 dalis santykių valdymas. Tai irgi mokausi įvardinti, kaip mes jaučiamės, kaip kitas jaučiasi ir mokausi valdyti galbūt netgi tą bendravimą su žmogum arba padėti žmogui kitam nurimti arba susibalansuoti. Tai toks gal bendras būtų tas emocinis intelektas, kai aš save valdau ir atpažįstu kitus ir kitiems padedu susivaldyti, jeigu jie tuo metu, jiems sunku arba jie kažkaip galbūt nemoka. O kaip pačiam savo valdyti emocijas? Rekomenduoju galbūt tyrinėti įvairius instrumentus, įrankius ar metodus ir tada užsirašyti, nes dažniausiai būna stresiniai situacijai aš pasimetu ir atrodo nieko nežinau, nemoku, bet jeigu aš, kaip sakei, yra įvairūs galbūt seminarai, įvairios knygos, aš tyrinėju laisvų laiku ir savo prisitaikau ir žiūriu, tie metodai, kurie man labiausiai paveikiausi, aš juos naudoju. Ir dėl to, jeigu kai aš esu smarkiai, tarkim, emociškai intensyviai jaučiuosi ir ten pykstu galbūt, tuo metu mano psichika gali būti užsirakinęs tas loginis mąstymas ir aš neprisiminsiu jokio įrankio, kaip savo galiu padėti. Taip. Ir galbūt nebus aplinkoje žmonių. Bet jeigu aš kažkokį metodą praktikuosiu, netgi ar šiek tiek susierzinusi esu, ar pykstu, ar net ramybės būsenai kažkokį metodą darau, tas metodas įsirašo į mano kūno atmintį, į psichiką ir stresiniai situacijai tada mano psichika pasiūlo tą metodą ir aš galiu jį panaudoti. Tai reiškia, kaip sako, jeigu aš susierzinu, aš kvėpuoju, bet aš ir tą kvėpavimo pratimus naudoju ir nurimti arba pasiruošti. Netgi ir šiandien prieš susitikimą aš kvėpavau. Ar ne? Ir tas toksai irgi tą emocijos perviršį, tokį galbūt neramumo sumažinau, kad galėtų būti pakankamas kiekis tos emocijos, kad būtų tų jėgų ir energijos kalbėti ir dalinti savo patirtim. Tinkamas streso lygis. Taip. Šią mintimį ir pabaigsime. Ačiū, kad klausėtės. Su Dievu. Ačiū.